Premjere, nemažai kritikos sulaukėt jūs asmeniškai dėl šitos krizės. Opozicija sako, kad užsikrovėt savo per sunkią naštą ir galbūt tos pareigos, kurias jūs einate, jums yra per sunkios ir žmonių pasitikėjimas jomis menksta, bent jau taip rodo apklausos. Tai kaip jūs galvojat, ar jūs pateisinat tiek savo partijos, tiek rinkėjų lūkesčius kaip premjerė? Tai pirmiausia, tikrai nelengvas metas, niekas jo neplanavo tokio, ir hibridinės atakos, įvairūs nesklandumai, biudžetas yra įtemptas, nes mes norime atliepti du pagrindinius tikslus, tiek gynybos stiprinimą, tiek socialinę saugą, ir šitus du dalykus suderinti yra ypatingai sunku. Taip, yra sudėtinga, bet aš pasiryžusi dirbti sąžiningai, ir dirbti tiek, kiek man leidžia jėgos tam, kad Lietuva jaustųsi saugiai. Tai šiandien turime hibridinę ataką, procesas yra valdomas, mes matome gerus rezultatus kovojant prieš kontrabandą. Taip, reikia tam tikro laiko ir niekas hibridinės atakos nesutvarkė per vieną savaitę, bet man atrodo, kad tai, ką mes demonstruojam kaip vyriausybė, kad kiekvienas pilietis mums yra saugus, tai yra labai labai svarbu. Mes galėjom pasielgti, kaip praeitą rudenį pasielgė vyriausybė, tiesiog ignoruoti, kad balionai skrenda į oro uostą, bet mes pasirinkom sudėtingesnį kelią apsaugoti tiek mūsų, tiek užsienio piliečius ir stabdyti oro uosto veiklą, jeigu mes matome, kad tam kyla grėsmė. Ir spręsti klausimą iš esmės. Ir kuomet tu sprendi klausimą iš esmės, nebūna lengvų kelių, bet mes ir to nebijom.